Sveiki, antradienio žinių metas Lietuvoje. Ačiū, kad žiūrite. Su jumis aš Donata Vaiciekiūtė, dabar trumpai apie įvykius. Viename Vilniaus paplūdimių stebėdami nuogą anūkę, ypač meiliai glamonėjantį senelį, poilsiautojai įžvelgė pedofiliją. Vyriškis nuogą mergaitę laikė savo ant pilvo ir glostė, iškviesta policija. Keliu ant pilvo ant visur ir labai ten glostinėja. Rusai savo teritorijoje naktį numušinėjo skriejančius linkėjimus. Vieno drono nuolaužos sukėlė didelį sprogimą. Jautrios akimirkos iš Ukrainos. Atkovotame nuo priešų kaime moteris su ašaromis pasitinka savo gelbėtojus. Ryšiais su Rusijos žvalgyba apkaltinta aktyvistė Karadž žada kovą su saugumu ir prašosi deportuoti ją atgal į Baltarusiją. I am ready to be there to stop the deportation. Dėl mažų algų už sunkų darbą šalies mokytojai skelbia apie streiką. Iš pradžių įspėjamąjį, o jei prireiks, esą streikuos ir mėnesį. Tai reikia būtent kelti atlyginimą 20% nuo rugsėjo ir 30% nuo sausio. Valstybinės kalbos inspekcijos vadovo pasisakymai apie lenkiškus kaimų pavadinimus iššaukė ministro verdiktą, tačiau savo tiesą inspekcija vis tiek gins teisme. Inspektorius gauna pastabą. Labai daug kas reikalavo kraujo, mano kilnaus tauraus kraujo. Naujausias tyrimas skelbia, kad sportuoja 1 iš 8 vilniečių, prastai maitinasi, geria ir rekordiškai rūko elektroninės cigaretes. Genutė, Solita mano, ką tu antradienį veikiai? Ai, prasekon alkoholinis su sausainiukas, ar ne? Deja, reikia keisti įpročius. Permainos konservatorių partijoje. 2 žinomi partiečiai steigia respublikonų bendruomenę pačioje partijoje, nes pastaroji esą nepakankamai konservatyvi. Tampam, pasakyčiau taip, daug didesni rėmėjai mūsų koalicijos partnerių idėjų negu savo idėjų. Aš manau, kad tai nėra geras sumanymas. Nelaimė sklandytuvų skrydyje per Europą. Pilotas Sakalas uždavinys patyrė stuburo traumą ir savo kelionę baigė. Gyvūnų globėjų rankose per pusų lysės jūrinio erelio jauniklis. Disko metikas Mykolas Alekna iš čempionato grįž su bronzos medaliu. Į pasaulio krepšinio čempionatą šalies rinktinę Taivane išlydėjo ir buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuvos disko metikas Mykolas Alekna pasaulio čempionate nuskynė bronzos medalį. Dramatiškame finale 20-metis lietuvis dar kartą įrodė, kad jo vieta elite tarp pačių geriausių planetos disko metikų. Po triumfo legendinio olimpinio čempiono Virgilijaus Alekno sūnus sako, kad tokio beprotiško finalo nebuvo matęs ir sako, kad į viršūnę jis sugrįžo ilgam. Beje, sportininkas už savo pasirodymą užsidirbo $22 000. Fantastika, iš tikrųjų, tokių varžybų nesu regėjęs savo gyvenime, nei per televiziją.